Sveiki, čia aš, LPS serialai ir aišku, aš jums kaip parašyta iš pavadinimo pasakysiu keletą faktų apie save ir dar parodysiu naujus Littlest Pets'us, kurių, man rodos, jie jums mažiausiai rūpi. Taigi, pirmas Littlest Pets'us. Šitas visai nieko ciucis, kuris vaidins mano serialį ir gali būti, kad aš tą serialą pasistengsiu padaryti, nes programa viena atsirado, tai gal pavyks. Taigi, tęsime. What the fuck? Kur tu? Gerai, čia kitas dar triušis. O, hello. Jis ne pimpačiukas, bet koks skirtumas. Tada kitas. Taigi, tada va šičia va dar tokia kiaulė graži. Aš turiu kiaulę, aišku. Tu pala. Va. Vo. Laba diena, dvi kiaulės. Gerai, tada toliau. Čia visai mielas kačiukas. Čia stirna, bet čia bus patinas. Tada toliau. Toliau. Buvo dar toks žalias daiktas. Va. Žodžiu, kažkoks narglys. Gerai, toliau. Jis nėra naujas, visi šitie Littlest Pets'ai nėra nauji, man draugė atidavė, tai dar čia toks pingvinas. Ir mano mylimiausias. Aš moku padaryti, kad jis atsirastų. Matot, man pavyko, aš stebukladarys, gerai, aš padelę. Gerai, čia mano mylimiausias Littlest Pets'as, bet man jie atidavė sulaužytą, tai aš jums parodysiu, kas čia negerai. Matot? Dieve, aš dabar nemiegosiu kelias naktis. O, žodžiu, jam galva jau niekada gyvenime nebesilankstys. Kaip jis vaikšto ant veido? Gerai, tada keletą faktų apie save. Aš tiksliai dar nežinau, kiek aš jų pasakysiu, bet kažkiek. Gerai, pirmas faktas. Man iš tikrųjų tai yra 11. Vat 11, jo, aš suvaikėjus tikriausiai. Gal nežinau, tiesiog man jie Pets'ai patinka. Tada, kitas. Mano mėgstamiausi Pets'ai yra... Visi. Čia rimtai tiek, kiek aš turiu. Oi, sorry, kad keikiasi čia. Iš prigimties, ne iš prigimties, žodžiu. Čia yra visi mano Pets'ai, galiu parodyti labiau. Čia kažkiek jų čia yra. Aš tiksliai dabar nežinau, tai sustabdysiu. Tada pažiūrėsiu, suskaičiuosiu. Pirma, tai jie buvo nušluoti į patį galą, sorry. Tada jų yra 37. Jau, 37. Jeigu be prikolų, tai mano mėgstamiausi Pets'ai yra, šitas mano mylimiausias, pats mylimiausias. Ačiū! Ko tu mane mėly? Tada kitas iš vardų mylimiausias yra, šitas. Žodžiu, šitie gražus ir šitie yra dubėlėti, tai iš naujų, tai gal tada šitas, tada dar gal koks nors, nežinau. Taip, šitas draugas. Man draugas atidavė. Gerai, eikite iš čia. Gerai, tada kitas faktas. Čia tikriausiai 2 faktai buvo, aš neprisimenu, kaip buvo. Žodžiu, trečias, tikiuosi, kad trečias. Tai jums tikriausiai rūpi apie plaukus, ne plaukus, ausis tada. Tai visokius daiktus, kurie nudažyti. Tai pirma, tai kad tas dalykas, kodėl aš juos dažau. Pirma, nes vieną kartą nusprendžiau pabandyti, vieną kartą nusprendžiau pabandyti pakeisti jo stilių. Nudažiau violetiniai ir violetiniai šaliai. Ir tada man pasirodė labai gražu. Nusibodo, nutryniau su nagų lakų valikliu, ten aš nagų lakų dažiau. Tai nusitrynė ruda spalva. Tai aš dabar rožinė. Gražus Pets'as. Atnaujintas toks. Šviečiantis blizga.
čia ne žvaigždutės, nu gal, nežinau. Žodžiu, ir labai gražus pecas, tai aš taip ir darau. Gerai, dinkis. Dieve, kaip jie greitai eina. Gerai, tada ketvirtas faktas. Kad aš mėgstu čipsus. Oi, pyp, ką aš padariau? Ai, sorry. Aš labai mėgstu čipsus. Oi. Žodžiu, kodėl surinksiu. Tada penktas, man rodo. Mano mėgstamiausias Lespečio video kūrėjas, aš pamačiau tą video, tai man labiausiai patinka tokias kūrėja, kurios pavadinimas yra intriga, ne. Tai gerai, nieks neįsižeiskit, bet LPS Kamiliukas LPS. Nu, man labiausiai patinka jos meilė ir mirtis. Kaip aš laukiu kitos serijos. Please, greičiau sukur, prašau. Gerai, tada kitas faktas. Šeštas. Aš vienintelis vlogeris, Lespečio kūrėjas ant video, kuris man patinka, žodžiu, visai fainas, draugiškas, toks, kuris išdrįso tavo parašyti, nes gali būti kad aš koks dėdas, bet šiaip įrodymas, kad aš esu dėdas, yra šitos gumytės, kurios man draugas padarė, nes aš pati tai nemoku. Dabar pas mus mokykloje hitas. Žodžiu, tuoj. O. Gumytė. Žiauriai gražiai padarė. Gerai, tada mano mėgstamiausias vlogeris, nemėgstamiausias, draugiškiausias yra LPS lietuviški bulik filmukai. LPS lietuviški movie, filmukai, žodžiu, supratot. LPS lietuviški filmukai. Ir tiesiog, kad jinai labai buvo, bendraujanti tokia. Žmogus bendraujantis, geras žmogus, Gerai, tada kitas klausimas, šeštas, žodžiu, bus 10, tai šeštas jau. Kad aš mėgstu gaminti Lespečio rūbus, aišku, šitas daiktas baltas aš jau negaminau, bet tiesiog, kad gal per vieną seriją jūs pamatysite mano pagamintus, gal aš negaminsiu vis dėlto, žodžiu, paskui jūs kažką ten sugalvosit, žodžiu, gal mano kūrinių nematys, nežinau tiksliai, žodžiu, kitas klausimas, 7. Aš myliu One Direction, norit įrodysiu? Pala. Va, čia karočią Lievas ir Dailas. Žiauriai myliu Dailą. Tada va šičia va toks daiktas kaip plakatas. Tada čia. Čia visos istorijos apie. Tada čia One Direction. Tada čia atsiklijavo lapas, bet čia irgi One Direction. Žodžiu, pamatėt. Bet One Direction, pala. One Direction, nelabai matos, bet koks skirtumas. One Direction. Įsitikinot? Ne. Koks skirtumas, vis tiek aš juos myliu, man jie žiauriai patinka. Pala, tuoj. Vat, mano maikutė. Dabar jau tikės. Tikėt? Ne. Gerai, tada 8. klausimas. Ne klausimas, kaip ten tas dalykas vadinamas. Blemba. Faktas. Kad man patinka ir Katy Perry. Gerai, čia popierius, tai gal... koks skirtumas. Žodžiu, man žiauriai patinka Katy Perry, čia daug įrodymų neturėsiu, tą plakatų jos neturiu, bet žodžiu, man jos dainos žiauriai patinka, tai gal įkelsiu kokį nors dainos įrašą. Dar man šiek tiek, aš neseniai susidomėjau Little Mix, tai man patinka Little Mix, World Up. Tada 9. klausimas, prieš paskutinis. Gerai, prieš paskutinis 9. klausimas yra, kad man patinka tie tokie stikės, Rimi ar kur ten. Žodžiu, va, turiu žirafą, ten karvę, žodžiu, kažką tokio. Paskutinis klausimas, ne klausimas, faktas.
Žiauriai vertinu, kai kažkas kreipia dėmesį į mano vlogus. Tarkim, pamačiau ten 20 ar 30 peržiūrų, tai buvo mano išraiška tokia. Gerai, noriu sužinoti, kiek peržiūrų. Švęskim! Jo, čia buvo ne pati geriausia reagavimo scena, bet ką padarysi, reagavau taip. Na, iš tai ir baigėsi, aš matau, kad truko 10 minučių, tai tikiuosi jūs laimingi. Pip, 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 pip. Jei, 11 minučių, viso. Visi poskriptų dėkoju LPS lietuviški filmukai už tokią drąsą man parašyti ir dar turiu žinutę LPS, Kamiliukui LPS. Kurku, meilė ir mirtis.